Union Kormio įeina Lietuvos tradicinė Aikido federacija. Но сила, который Дарвикас. Не taip. Кому как удобно, тут надо знать вращение момента. Да, но все равно, как профессионалы, здесь как бы лучше взгляд. Dažnai žurnalistai klausia, kaip galima tapti meistru. Atsakymas gana paprastas. Tai kasdieninis darbas. Daug metų, 50, net daugiau metų kasdien aš treniruojuosi pats ir treniruoju kitus. Praktiškai aš pradėjau dėstyti 1965 metais sausio mėnesį. Ir nuo to laiko aš dirbu kasdien. Tai darbas ir praktinis, ir darbas su teorija. Ir tik taip galima ką nors pasiekti. Praktiškai tai yra mano prisiminimų apiforminimas ir kovinės sistemos, kurią mes teko nagrinėti, apiforminimas. Praktiškai aš atsiskyriau tradicinius elementus nuo šiuolaikinius kovingus, kadangi Aikido Jiu-Jitsu Japonijoje turėjo tokią sudėtį. Apie 75% daitorių tų laikinių, kada jie turėjo 29 mokyklas. Mokykla, bet mokykla gali turėti ir dar vidinius mokyklas. Mes turim palikom 20 japoniškų ginklų rūšių. Galiu tvirtinti, kad mes, sakysim, Lietuvoje nagrinėjam žymiai daugiau daiktus, kurį galim panaudoti kaip kovinius daiktus. Būtini daiktai, kurį galima panaudoti kaip karinius daiktus. Ir tai yra visur. Tai neekskliuzyvas, tai tik sugebėjimas ne tik žiūrėti, bet ir matyti, ką slepia tas arba tas judesis. Ir tai praktiškai tik pradžia. Да, далеко толкнулся, Андрей. Нет, да. Андрей. Mes galvojam, kad kovos menai turi tarnauti ir savo šalies gyventojams, ir savo šalies tarnyboms, tam, kad jį turėtų geresnį paruošimą. Taip pat svarbu, kad žmonės geriau žinotų įstatymus, kad gyventi įstatymiškai ir turėtų galimybę suprasti,
kur prasideda nusikaltimas. Tada mes visi gyvensim ramiai. Esu Jonas Baliutis, Alytaus tradicinio kito klubo vadovas. O jūs atvažiavot į šitą Atvažiavome į stovyklą, taip tradiciškai, berods 5. kartą dalyvaujam. O kuo jums šita sporto šaka įdomi, patraukli, kodėl jūs būtent šitą pasirinkot? Tai sprendimas buvo padarytas prieš 10 metų, tai yra jau gyvenimo būdas. Jūs iš Alytaus, o ten Alytui skaitlingas jūsų būrys? Alytui būrys, manau, kad skaitlingas, apie 70 sportininkų užsiiminėja. Apie 70 sportininkų, taip. O jūs pats asmeniškai kiek laiko sportuojat? 10 metų. 10 metų, taip. Ir kas jums čia įdomiausia, patraukliausia, kodėl būtent manot, kad būtent šita sporto šaka, šita kova reikalinga? Tai atitinka ir mano charakterį, kaip ir minėjau. Galiu realizuoti savo idėjas, sumanymus, neskaitant tai, kad tai yra gynybiniai dalykai, techninės pusės nevertinant. Manau, kad mano pasirinktas kelias teisingas ir aš atrandu bendraminčius, mūsų mokytojas, Okė, daug padeda, bendraujam, leidžiam laiką. Apie techninę pusę nekalbu, kadangi tai irgi yra reikalinga gyvenime ir naudinga. O sakykite, gyvenime teko panaudoti, ginantis šiuos veiksmus, ar buvo sudėtingų situacijų? Klausimas įdomus. Didžiausios pergalės nepradėjus kovos. Didžiausios pergalės nepradėjus kovos. Susitarus taikiai. Taip. Esu Vladas Šakauskas, esu Vilniaus tradicinio aikido klubo Tenkių Bogerių narys, užsiimu šią sporto šaką jau maždaug apie 12 metų ir paskutinius metus labai susidomėjau tokį atšaką kovos menų kaip kiudo. Šią sporto šaką domiuosi 2 metus ir šiandien aš tikiuosi parodyti pagrindinius bazinius veiksmus, kaip vyksta šūvis pagal kiudo ir tikiuosi, kad visiems tai patiks. O jums teko gyvenime pasinaudoti šitais veiksmais? Kaip Ivanas ir sakė, geriausias būdas tai yra išvengti kovą ir nugalėti priešininką mentališkai. O jūs Vilnietis? Taip. Ir Vilniuje turite irgi savo skyrių? Ne, mes centriniai būstinė visi. Centrinė būstinė, taip. O jūs minėjot, šaudysit, tai iš ko šaudysit? Šaudysim iš tradicinio japoniško lanko. Ir tas šaudymas iš tradicinio japoniško lanko vadinasi kiudo. O kuo jis čia svarbus, įdomus, čia kas svarbiausia, susikaupimas? Čia labai savitas toks būdas šaudymo iš lanko ir net didžiąją dalim čia yra šūvis vykdomas mentališkai. Ir čia yra sąryšio su dzenbudizmu ir čia pagrinde vyksta susikaupimas, meditacija ir viską atliekant tvarkingai, rezultatai būna puikus šūvis. O jūs kiek jau šaudot iš lanko? 2 metus. 2 metus? Iš japoniško lanko 2 metus. Ir kokie čia kaip rezultatai geriausi, kaip čia laikomi? Varžybų kaip tokių būna, bet Lietuvoje čia sporto šaka yra labai jauna, 3 metus tik tai vykdo. Visas pagrindinės rungtynės ir varžybos vyksta Vokietijai, kur yra, sakysim, Lietuvos skyriaus centrinė būstinė. Andriau, padėsi Adrijui.
Andriau, paimk rankutę, prieisi ir rankutę paimsi. Nu ir šok, Andriau, dabar abudu šok. Duk ranką. Andriau, paimk ranką. Kap. Stop, kad būtų matoma, kaip aukštai stovi. Nelaikyk. Nereikia laikyti. Nelaikyk, į už ranką nelaikyk. Mamytė kur? Andriau, mama ir tėtė, jau tu nereikalingas. Nereikia jo laikyti, jisai labai gražiai stovi. O, mūsų čempionas. Nu vienas šok, nebijok. Va, šaunu. Oho. O čia tai ką? Надо рукав под низом. Или на живот надо ложиться. Ты должен, наверное, что-нибудь... Да, есть и такая, 24. А, это долго. Не, Гедрик, сразу перекувыркнув. Mūsų veikla Lietuvoje ir visame pasaulyje vyksta pagal mūsų programas, pagal mūsų sugebėjimus, kurie tikrai turi savo ir savotišką istoriją. Pirmiausia, Lietuvos tradicinė aikido federacija tai ne Lietuvos tradicinė aikido. Nėra Lietuvos tradicinė aikido. Žodis tradicinis tai reiškia, kad sistema, kurį mes nagrinėjom, turi labai ilgą seną istoriją, kadangi japonai skaito tradicinį sistemą tada, kada ji turi savo istoriją ankstesnį negu Tokugavos eros pradžia 1603 metais prasidėjo karas, kurie nugalėjo Tokugavą ir tapo eilinio Japonijos siogūno, karo ministro ir karo diktatūros vyriausybės vadovas. Jų diktatūra tęsdavosi iki 1868 metais, kada prasidėjo revoliucija Meidzi, kuri pastatė į savo vietą imperatoriaus Meidzi. Kaip surišta mūsų sistema su įvykiais Japonijoje? Gana paprastai. Tuo metu iš Japonijos dingo archyvai, kurie sudaro imperatoriaus apsaugos paruošimo sistemą. Nemažai turiu dokumentus, kurie buvo šitos aikibūno dziutsų sistemos pagrindai ir taip toliau. Po to jie atsirado kitur ir mūsų kaimynai naudoja šitos žinios iki šiol. Aš ne jaunas žmogus, man teko tarnauti tarnyboje, kuri nagrinėdavo šitą sistemą. Ir dabar praktiškai mes atnaujinam tos žinias, kurį aš turėjau senai pagal savo pareigas. Sistema įdomi. Savo laiku. Tai buvo sistema, kuri buvo keičiausia Japonijoje ir buvo skirta imperatorius ir Japonijos Bakufų karo diktatūros vyriausybės apsaugai. Nedidelė apsaugos ir gynybos kariuomenė turėjo galimybę priešintis 10 kartais didesnėms priešų kiekiui. Ir buvo labai gerai paruošta. Šitas paruošimas buvo skirtas ir labai minkštam paruošimui imperatoriaus aplinkai, aplinkos žmonėms. Ir šita sistema surišta su aiki,
Aiki tai žmogaus judėjimo jėga, bet kokio daikto judėjimo jėga, surišta su harmoninga valdyma ir todėl sistema, kuri skirta žmogaus paruošimo ir naudojama kaip gyvenimo būdas, teisingai įteisėtai vadinasi aikido. Bet kokia aikido? Aikido yra šiuolaikinė Morihei Uesibos aikido aikikai sistema, kuri įkurta 1942 metais ir užregistruota Aikido Aikikai Foundation 1948 metais vasario mėnesį. Mūsų sistema bazuojasi ant tą sistemą, kuri buvo naudojama žymiai anksčiau ir turi žymiai didesnį ir ilgesnį ir platesnį istoriją. Šitą sistemą skirta ir kieta apsaugai, policijai, kariuomeniai. Ir mes dėstam pasaulyje ir spectarnyboms, ir security apsaugos sistemos darbuotojams, policijos instruktoriams ir taip toliau. Lietuvoje irgi buvo padaryta nemažai seminarų ir ta kovinga dalelė tradicinės senos sistemos mes pavadinam ir įregistravom ir užpatentavom Europoje, Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, kaip Spetsnaz Global sistema. Tai yra kieta apsauga, apsigynimas, kuris skirtas moteriams, vyrams, policijai ir taip toliau. Dabar mes darysim eilinį seminarą, kuris skirtas civiliniam paruošimui. Где было бревно? Никуда не укатывал его. Я не укатывал, она забит. Пойдем сейчас его забьем. Воткнулся, засчитывай. Galima priminti, kad šita sistema užpatentuota ir turi valstybinė registracija net Kinijoje. Labai naudinga ir reikalinga. Tie policininkai, kurie buvo mūsų seminaruose, aš turiu tokią papkę, kur jų raštu parašytas pasakojimai apie nuotaiką ir jų praktiką. Jį dėkoja už tą, kad tokie seminarai nemokamai pas mus buvo organizuojami. Jie bus organizuojami ir toliau. Nuo rugsėjo mėnesio mes tęsim užsiėmimus. Šitą sezono metu mes turėjom kas savaitę vieną užsiėmimą mūsų instruktoriams. Kadangi paklausa didėja, prašo dėstytojų daugiau šalių atstovų. Mes turim pakvietimų net ir iš Afrikos, iš Egipto ir kitų šalių, iš Nigerijos.
Yra sunkumai tik su jų atvykimą į Lietuvą. Taip, mes turim žmonių, kurie nori mokytis visame pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad šitą sistemą, ir mes po to treniruotės metu matysim, sudaro galimybės labai lengvai įveikti bet kokią veiksmą, kurie sudaro agresiją, žmogaus agresiją. Ir mes matysim treniruotės metu ir seną pensininkę, ir jauną instruktorį. Mes matysim pagyvenusių žmonių, kurie praėjo visai neblogą paruošimą policijoje. Ir galiu pasakyti, kad šitą sistemą toliau ir kuo toliau, to daugiau eina pasaulyje ir turi daugiau ir daugiau mokinių. Praktiškai mūsų federacija, tai vienintelė federacija Lietuvoje, galima didžiuotis, galima nedidžiuotis, bet taip yra. Tai vienintelė federacija Lietuvoje, kuri neturi mokytojų Japonijoje. Japonijoje aš turiu mokinius. Vienintelė federacija, kuri kieno veikla užpatentuota ir oficialiai valstybiškai įregistruota net Japonijoje. Mes kalbam apie Tenchibo Girių. Tenchibo Girių tai japoniškai visatos gynybos mokykla. Tokį pavadinimą sugalvojo japonai mums po 15 metų nagrinėjimo. Ir 2006 metais prasidėjo tas registravimo procesas, kuris laimingai baigėsi ir dabar mes turim patentus iš Amerikos, Europos patentinį registraciją pagal Ženevos protokolą mūsų sistemos. Ką dar reikia pasakyti? Mes turim daug entuziastų, kurie mokosi patys ir dėsto kitiems. Tai yra Viktoras Boika, tai yra Giedrius Misevičius, Jurijus Sakalovas ir daug kitų žmonių. Jie buvo ne kartais kviesdami į pasaulinius kovos menų festivalius, net į Pietų Korėją. Mes esame pasaulinės kovos menų sąjungos nariais ir signatarais. Buvom pakviesti į šitos pasaulinės sistemos įkūrimą. Taip pat ne kartais teko dalyvauti ir man asmeniškai, ir Amerikoje, ir kitur pasaulinio organizacijų įkūrimo ir pasitarimo, ir jų įkūrimo konferencijose. Kodėl? Todėl, kad mūsų instruktoriai tai aukščiausio lygio profesionalai ir jie reikalingi visur. Mes kai vieną sykį paskaičiavom, kartais mes paskaičiavom, ar kiek kilometrų mes padarėm pagal pakvietimą. Galiu pasakyti, kad mes buvom kviesdami ir mums nereikia mokėti už tą, kad mes važiuojam į kokią tai renginį. Mes nevažiuojam mokytis, mes važiuojam mokyti. Galiu pasakyti, kad ir mūsų nepriklausomybės atkūrimo procese dalyvavo nemažai žmonių, kurie praėjo mūsų paruošimą, specializuotą paruošimą.
kuri tarnavo ir Seimo apsaugai, kuri ir dabar tarnauja policijoje, tarnauja apsaugos sistemai Lietuvoje. Dabar mes turim kasmetinį seminarą, daug metų reikia paskaičiuoti, greitai jau bus jubiliejus. Mes kasmet renkamės specializuotam seminarui mūsų instruktoriams ir gamtoje tai yra ir poilsis, ir praktika, ir geras parašymas. Nėra paslaptis, kad mūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metu aš turėjau pareigos teatro ieškojimas, taip vadinamas, kuris padarė ne mažai tam, kad Lietuvos žmonės buvo daugiau paruošti nepriklausomybei. Mūsų žmonės dirbdavo kaip apsauga ir per teatrą ieškojimą praėjo 10-15 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Sunkiai pasakyti dabar man. Taip pat buvo tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo frontas sukurtas, kur aš buvau paskelbtas kaip kuratorius, faktiškai tai buvo štabo vado pareigos. Kodėl aš turėjau galimybės tokias pareigos atlikti? Man teko tarnauti Tarybos Sąjungos metu, tai buvo labai senai. Ir aš turėjau aukšto lygio pareigos tarnyboje, spec tarnyboje, kurie buvo karinė spec tarnyba, visiškai nesurišta su vidiniais klausimais. Todėl aš turėjau ir parašymą atitinkamą, ir prieėjimą prie šitas visai slaptos sistemos, kurį mes dabar nagrinėjom ir nemažai žmonių pasaulyje gali džiaugtis, kad po tokio paruošimo jie gali atlikti toliau savo pareigas, liko gyvi, po susitikimą su nusikaltėliais, žudikais ir taip toliau. Todėl ir sistema šitą vadinasi antikriminalinė, antiteroristinė sistema, Spetsnaz Global. Kodėl Global? Todėl, kad mes turim atstovus, savo įgaliotus atstovus daugelį šalių. Sistema turi oficialiai patentinį registravimą, valstybinį registravimą Amerikoje, Jungtinėje Amerikoje, Europoje, Afrikoje. Ir Azijoje didžiausia šalis tai Kinija. Šaudės visus, svarbu reikia pataikyti. Reiškia taip, nukritot zbrivna upalį, reiškia nukritot nuo rasto plus 5 sekundės prie jūsų laiko. Čia kiek čia metų? 12? Čia 12 metrų. Rastas? Ne, geriau nuo rasto. Tik galima, nes ten. Taip, toliau, per tą tvorą. Perlipot. Minus 5 sekundės. Делаешь танец вокруг столба. Приготовились. Старт. Марш.
O aš kartą jau išsigando, kad pralaimėsi man, ne? Turi išvykti ponas Gintaras. Tai aš noriu dabar jam įteikti padėką už pagalbą organizuojant šitą stovyklą. Tikrai daug padarė žmogus. Gerai, rašom. Taip. Ir sertifikatą apie dalyvavimą stovykloje. Ir prisiminimui mūsų Ačiū Jums, ačiū už bendradarbiavimą. Su Jumis malonu bendrauti.